Iškritęs sniegas ne vienam vairuotojui jau padarė žalos, nors žiema dar tik įpusėjo. Kaip turėtų keistis mūsų vairavimo įpročiai šaltuoju metų laiku, kaip stabdyti automobilį slidžiame kelyje ir kada jokių būdų nespausti stabdžio pedalo, kaip suvaldyti netikėtai slysti pradėjusi automobilį. Apie tai rubrikoje Prie garažo kalbame su praeitie garsių lenktynininkų automobilių sporto meistru Sauliumi Jodeika. Pašnekovas prieš pradėdamas pasakojimą apie įvairiomis ašimis varomų automobilių kontrolę atsiradus nenumatytam slydimui pirmiausia teigia, kad geriausia jei tokių situacijų kelyje nepasitaikytų. Tam pasak Sauliaus Jodeikos reikia ruoštis dar prieš žiemą, įsigyti tinkamas padangas, o vairuojant slidžiame kelyje neeksperimentuoti už vairo ir nepervertinti savo galimybių, kas dažniausiai ir pasitaiko. Saugų važiavimą ir automobilio paruošimą, tai turbūt lemia pagrindę automobilio pačio paruošimas žiemai ir po to gal lemia daugiau pačio vairuotojo supratimas, kada yra saugus greitis ir kokios yra galimybės to pačio vairuotojo. Dėl automobilio paruošimo pagrindinis dalykas, sakyčiau, padangos. Tai yra pasirinkimas padangų. Priklausomai nuo vairuotojo sugebėjimų, netgi nuo vairavimo stiliaus gal. Galiniais varomaisiais ratais, aišku, turi būti tikrai geras padangos, gero lygio, nes galiniais varomais automobilis ratais varomais blogiau elgiasi kelyje slidžiame. Aišku, priklauso nuo sugebėjimų vairuotojo. Galų varomo automobiliais. Pagrindinis dalykas yra, ką vairuotojai daro, tai staigus gazo padavimas. Tai staigus gazo padavimas automobilį prasisukus galiniams ratams stato į šoninę padėtį ir tada sunku sukontroliuoti. Lietuvoje šiuo metu populiariausi priekinė ašimi varomi automobiliai. Saulius Jodeika pasakoja, kaip suvaldyti tokį automobilį, kai jis netikėtai pradėjo slysti. Profesionalas sako, kad su automobiliu tokioje situacijoje derėtų elgti švelniai ir ją koreguoti vairu ir akceleratoriumi. Jokių būdų negalima be perstojo sukinėti vairo. Dar blogiau, jei atsitikus tokiai situacijai vairuotojas pasimetęs nuspaudžia stabdžius. Tuomet nuo nelaimės apsaugos tik atsitiktinumas. Jei šnekant apie priekiniais varomaisiais ratais, gal tiksliau būtų neviršyti greičio ir laikytis to saugaus greičio, kad nepaslysti. O jei paslydote, nedaryti staigių judesių su vairu, nes dažniausiai būna taip, kad padaręs kažkokį slydimą, atsiradus slydimui, vairuotojas bando jį ištiesinti dideliais ir staigiais judesiais. Tai nėra gerai, nes į vieną pusę susukus vairą paskui nebespėjama yra atsukti atgal. Tai va čia yra daroma didelė klaida ir automobilis tokia atveju apsisuka. Aišku, reikia kontroliuoti priekį varomą automobilį su gazo pedalo pagalba. Tai staigiai jo neuduoti ir staigiai neatleisti, nes tai irgi sukelia slydimą. Pasak Sauliaus Jodeikos, mažiausiai galimybių netikėtai slystelėti turi 4 varomųjų ratų automobilių savininkai. Anot pašnekovo, šiuolaikiniai automobiliai turi galybę elektroninės įrangos, sekančios kiekvieną jūsų judesį vairu ar akceleratoriaus spustelėjimą, o pajutusi, kad automobilis nori slysti, sistema automatiškai pati imasi tvarkyti jūsų vairavimo broką. Specifika yra 4 varomaisiais ratais yra daug paprastesnė. Vėlgi, kaip kas tą supranta, jeigu viršimsime saugų greitį, tai nepadės ir tie paprasti vairuotojų sugebėjimai. Pirmiausia, reikia pajausti savo automobilį. Žiemos pradžioje pasivažinėjus slidžioje dangoje, kiekvienas pajaučia, kaip tas automobilis reaguoja į gazo padavimą, nuėmimą, stabdžių pedalą. Pirmiausia, įvyksta tai, kad pradžioje žiemos daug įvykių įvyksta. Paskui žmonės pripranta prie savo automobilių ir daug paprasčiau vairuoja. Tai 4 varomaisiais ratais automobilis praktiškai, sakyčiau, nesiskiria galbūt nuo kitų. Tik tai jam yra sunkiau jį paleisti į tą vadinamą slydimą. Šiais laikais yra daug visokių praslydimo priemonių įdėtų į automobilius, tai taip, kad nauji automobiliai su tom visom sistemom yra daug patikimesni ir geresni, aišku. Ir su jais paslysti praktiškai neįmanoma. Tačiau Saulius Jodeika sako, kad jokia automobilio kontrolės sistema nepadės, jei vairuotojas pats neįvertina savo veiksmų. Aš galiu pasakyti, kad matosi ir mieste, ir užmiesčio keliuose žmonės važiuoja neįvertina savo galimybių. Pradeda lenkti artėjant transporto priemoniai, o kai slidus kelias ir, sakykime, kelyje yra kažkokios tai sniego dangos daugiau, automobilis sumėta ir nebeužtenka to atstumo aplenkti transporto priemonį. Tai pirmiausia reikia įsitikinti savo galimybėmis ir jausti tai.
Saulius Jodeika sako, kad dažnai netikėtas slydimas atsiranda keletų atvejų. Vienas iš jų kelio vingio įveikimas. Autosporto profesionalas paprastiems vairuotojams pataria posūkius įveikinėti saugiai ir nesistengti specialiai išprovokuoti automobilio posūkyje slysti šonu. Saulius Jodeika sako, kad kelio vingio įveikimui reikia spėti pasiruošti dar esant tiesiam kelio ruožui. Artėjant prie kelio vingio, pirmiausia, mes kaip sportininkai, pas mus yra toks dalykas stabdymas, bėgiai ir panašiai. Aišku, kiekvienam paprastam žmogui tai yra išmokti yra sunku, reikia lankyti tam tikras pamokas. Pas mus dar Panevėžyje nėra, bet jau manau, kad greitų laiką atsiras mokymo bazė, kur galima bus mokytis. Bet pirmiausia, reikia pasirinkti tą vadinamą, liaudiškai sakant, bėgį, mes sakom pavarą. Prieš įvažiuojant į posūkį pasirinkti saugų greitį ir pasirinkti reikalingą pavarą, kadangi įvažiuojant ir išvažiuojant iš posūkio tai yra svarbiausia, kad nepaslystų automobilis. Dar viena situacija išprovokuojanti automobilio slydimą, staigų stabdymas netikėtai atsiradus kliūčiai kelyje. Tokiu atveju stabdymas gali sukelti slydimą, kurį pajutus jau po dalies sekundės privalu imtis automobilio ištiesinimo veiksmų. Na, šita situacija taisoma įvairiais būdais. Tai yra galima vairo pagalbą taisyti, galima, kai yra ABS sistemos, automobilis retai kada stoja į tokią padėtį, tačiau stoja. Vėlgi, priekinė ašim, kaip ištiesinti, stabdant, galima duoti vėlgi gazo pedalo pagalbą, akceleruojant, galima ištiesinti automobilį, bet čia jau reikia patirties, čia reikia važiuoti į aikšteles, pasibandyti, pasimokyti, pasivažinėti ant snieguotos, sakykime, kažkokios aikštelės dangos, kad pajausti, kaip tas automobilis gali elgtis. Bene daugiausia avarijų, kurios neretai pasibaigia tragiškai, įvyksta užmiesčio keliuose. Situacija, kai lenkiant priekyje esantį automobilį tenka išvažiuoti prieš priešinio eismo juostą, kurią nuo jūsų juostos žiemą dažniausiai skiria sniego danga, daugelių vairuotojų puikiai pažįstama. Neretai dėl staiga pasikeitusio sukibimo ir neteisingo akceleravimo automobilis vėlgi gali pradėti slysti šonu. Jei žmogus nepatyręs, vairuotojas nepatyręs, tai sakyčiau, kad gal geriau palaukti, kol to dalyko nebus, kol bus švari juosta ir panašiai. Lenkiant tokiai situacijai priekinę ašim varomą automobilį, reikia, aišku, kaip mes sakom, sportininkai, duoti automobiliui pačiam važiuoti. Duoti gazą, jausti jo prasisukimo ribą, kada ratai prasisuka, kontroliuoti šitą visą situaciją automobilio ir tai yra paprasta. Jokiu būdu pradėjus lenkti arba įvažiavus į tą vadinamą salelę, kur jau yra daugiau sniego, neatleisti akceleratoriaus. Tai atleidus automatiškai prasideda slydimas. Specialistai ir net policijos pareigūnai taip pat siūlo vairuotojams paieškoti uždarų ar nuošalesnių ir saugių aikštelių, kuriuose būtų galima pajusti automobilio kontrolę, specialiai išprovokuoti slydimą ir bandyti jį suvaldyti. Taip pat aplink Panevėžį dažnai vyksta ir slalomo treniruotės, kuriuose net ir visiškai standartinių automobilių galima kuo puikiausiai ekstremaliai pasivažinėti ir susipažinti su vairavimo slidžiame kelyje subtilybėmis. Na, o mes rubrikos Prie garažo kūrybinė grupė visiems mėgstantiems vairuoti bei norintiems išmokti tą daryti saugiai rekomenduojame šaltus žiemos vakarus praleisti su lenkų lenktynininko Sobieslavos Zasados knyga Saugus greitis. Joje aprašomos visos kelyje galinčios nutikti automobilio kontrolės situacijos ir jų sprendimo būdai.